This is your captain, Andrew Eldridge speaking. Ką, atvykome į Dortmundą, pasiėmėm kavytės, keliaujame į Uberį, Uberiuką pasiėmėm, dabar kiek, 5 minutės, ne? 5 minutės kelio, bet jaučiuosi labai stipriai apgautas. Uberis reklamavo 6 minučių atvažiavimą, o atvažiavo per 13 sekundžių. Tik paspaudžiu iškviest ir iškart buvo vietoje. Tai lekiam iki Münster miestelio, kaimelio, kuriame žiūrėsime automobilį. Jisai bus geras ar ne? Žodžiu, du perikupai atvažiavo į Vokietiją. Atskrido tai yra. Tuvas vėlavo dar valandą beveik laiko, tai... Pusantros, iš tikrųjų? Jo, pusantros, tai it is what it is. Atrodo šita. Šokam. How are you? Good, and you? Very good. Very good. And you? Very good. I speak no English, sorry, no? It's fine, no problem. Okay, then. Thank you, sir. Nu, first impression. Mano būsima mašina stovi čia, va. Žydra, mėlyna. Žydra. My bad. Tas padangų kvapas, burnautas. Jauti? Jaučiu. Wow, Eina savo. Šiaip realybėj geresnė spalvytė. Jo. Per fotkas tai tikrai gaidiškai atrodė, bet čia pretty good, pretty nice. O, ką jinai dėta šią? Gerai, ką, einam pas Bachūrą. Bachūrus, Toyota Veller. Munich, palauk. Koks čia miestas? Münsteris. Pakalbėsim ir pažiūrėsim, ką pasakos. Stabdžiai, oh my god! Nu šitą ir parodysim, čia dabar nelabai matosi, bet vairas yra tragiškas. Atrodo, kad nuimtas nuo Toyota Auriso kokio. Nors važiavom šiandien su Toyota Corolla ir buvo daug geresnis vairas, ne? Jo, 100%. Realiai. Visiškai plastikinis, bet jaučias daug geriau. Bet jisai bent atrodo sportiškai, o šitas atrodo, kad ištrauktas iš, nežinau, ko, va šitos mašinos, kuri dabar čia stovi. Ne, čia dar geresnis Čia vairas. dar geresnis vairas. Va. Mes dabar, kol čia skridom, žiūrėjom, ar įmanoma uždėti vairą nuo Geškės, G klasės BMW M3. Turbūt, kad įmanoma, reikės biškai pasižiūrėti, bet einam pakalbėti, pažiūrėsim, ką pasakos. Davė raktas, sakė, galim žiūrėti, daryti, ką norim. Sakė, tikrais nepieš saulių. Negaliu pažadėti. Daryk kapotą, pasižiūrim, kas po šituo dangčiu. O, čiorkšt. Po dangčiu stovi B58. Ir žiūrėjom, prieš tai 7000 buvo rida ir buvo sėdynė jau tokia pasėdėta šitoj vietoj, va. O čia pažiūrėkit, viskas kaip nauja, nu kaip nauja, jo. Realiai nauja. Realiai nauja, jo. Vairiukas. Švarus. Ai, kvapas nuo jos mašinos. Carbon fiber. Carbon fibre. BMW interfejsas visiškai, mygtukas irgi BMW. Nu, vairas tai tikrai, sorry, bet nu, tragiškas. Pasižiūrėkit, kas čia per blynas kažkoks. Tai galėjo bent jau čia skylę padaryti. Vienintelis minusas, aš nesuprantu, kodėl tai padarė, bet nėra kaip padaryti bagažinės iš galo. Nu, tipo... Bet aš pradėjęs, pas mane mėto aš irgi pradžiai, pirmus 3 mėnesius atdarinėjau rakčiuku, tai po to supratau, kad yra maža knopkė prie numerių. Nu, čia kažkur, pastai čia mygtukas kažkur, ne? Ir jo, pačiau Jo, atėjo paėmėti, cikt, va čia būtų, va čia. Nu, bet realiai ir čia galėjo padaryti, nu, tipo, cikt ir atsidarai. O dabar reikia išsitraukti raktą. Paspaus, kad atidarytum bagažinę. Bet čia, pažiūrėjau, atidarai bagažinę, kaip ją už koją paimt. Turi kišt nagus. Jo. Biškai Toyota nepagalvojo šitą vietą. Šiaip tai wow, kaip clean. Čia viskas tvarkinga, nei vienas rudijas nėra. Aš viską tikrinu, ką man padaryti. Sako rudijas. Nu ką, žinau. 2000 km mašinai. Nu tai 2 metus stovėjo gal ant lietaus dar kažką. Lietaus nesvarbu, svarbu nedažyta, žinai. O sakė, accident free. Padangėlės 255, 35, 19, Michelinai, geros būklės, stabdžiai, nauji. 90 dažyta. Prispaus normaliai? Nedažyta. 90. 110, gerai. Čia bumperį, čia plasmasė, nepatikrinsi. Tik tais metalas, aliumas. Čia vėl tu bumperį tikrini. Ai, nu ką, žinau. Nesikeičia. 107, toliau eik biškį, jo. 105, gerai, dar viskas normai. Turi start. Čiki briki. Labai tyliai, kadangi normal režimas, ne sport. Čia net iš vis nieks neina.
Sklendė uždaryta, tik šitą pusę dirba. Nu ką, gavom test driviuką. Sako, važiuokit kur norit, galite autobamą. Labai strange, kad duoda, nes jie dirba dar 5 minučių ir tiesiog duoda su mašina lėkti, sako, whatever you want, žinai. Man atrodo, jie dirba dar 5 minučių paprastie, bet mes, kadangi bosai iš Lietuvos, tai dirbsim kiek reikės. Kas svarbiausia, sako, do whatever you want. Tai ką, burnautas pirmas ar? Prašert, žodžiu, varom, pralėksim ratuką, įvertinsim, kaip ta mašina važiuoja. Bet čia jau overall apžiūrėjom, tai viskas ledas, viskas puiku. Nėra prie ko prisikabint. Jo, nu, realiai nėra prie ko prisikabint. Aš realiai šioje kelionėje kaip palaikymo balsas esu tiesiog. Jo, nėra prie ko prisikabint. Jo, nedažyta mašina. Ir variklis gerai dirba, čia apšė no faults, viskas gerai. Beje, Tomas irgi už vairo yra, nes... Jo, bet biškai apskemino ant ridos. Jo. Nes rašė, kad 2000 rida, bet iš tikrųjų yra 2800. Tai ant 800 buvo apskemino ir sakau, kaip taip gali būti. Maybe it's test drive, sako. Nu, bet rimtai, jeigu duoda test drive, mes pusę valandos dabar kelio, karočią test drivukas. Nu, bet 800 kilo. Nu daug. Nu daug. Bet tas skelbimas buvo kiek laiko įdėtas. Tai gal žmonėms nepatinka mašina tiesiog. Yeah. Tai nieko, sakysim, 800 kilometers, 8,000 euros. Ne, minimum 800 euros down, žinai. Tai ir padarysim iš tikrųjų. Realiai jo. Kilometras euros. Varom pralėkti. Ratuką į autobamą. O ne autobaną? Nežinau, Man atrodo autobanas. Autobamas ar autobanas? Banas. B-A-H-N. Parašykit komentarus. Kaip kai revinau? Geras. Actually veikia. Oh my god. Užspaudžiau būtų pedalus, padaręs screenshotą. O Jezu. Kiek daug galios, holy shit! Kaip tavo, kaip važiuojasi? Šiaip fainai, jaučiuosi kaip BMW. Aha. Valdomumas tikrai neblogas, bet čia toks tiesiogiai dabar tik pabandėm. Bet šiaip traukia smagiai, jo, šaltas padangos dar jauti toks, tai buvo drrrr. Jo. Prašlidimas. Čia buvo šaltas padangos, jau žinai, slysta, bet jos, nu, sukimba ir toks buvo drrrr. Damien drrrr. Damien drrrr. Aš iškart pasakysiu, turbūt bus klausimas, ar rinkčiaus BMW ar Supra, imčiau tikrai Supra. Nes gauni realiai BMW su įdomia išvaizda. Toyotas patvarumu. Ne. Dėja, bet ne, bet gauni BMW, tačiau visą važiuoklę, variklis, viskas yra BMW, multimedia BMW, bet tu gauni išvaizdą Supros, kas yra kosmosas. Atrodo, tai žiauriai gerai. Žiauriai gerai. Biškai tokia čia snapė, turi ilgą snapą. Zosė tokia, žinai, zosė, ilga nosė. Jo, bet, ta prasme, nuvažiuojant su BMW, tarkim, trečiuk G klasės, nuvažiuosi kaip, kas antras. Jo. O su Supra tu važiuosi ir, kaip pirmas. Jaučiasi, kad važiuosi su skirtinė mašina. Tas pats jausmas yra labai, labai geras. Tai aišku, čia dvivietė mašina, žinai, paėmus trečiuką, tarkim, ketvirtuką kupą, tai ten jau turi 4 vietas. Jo, bet keleivis niekada nesiskus, kad jam mažai vietos. Jo. Gaziuko biškį. Oh my god, kaip negerai skamba. Kaip tau? Vienas iš geriausių dalykų, kurį esu vairavęs. Gerai, atsiprašau, geriausias dalykas. Vairavau turbūt savo gyvenę 4 mašinas. Palauk, Porsche vairavai iš tą geresnę? Matai, Porsche, kai vairuoji, tu žinai, kad Porsche yra kažkur wow. Čia, kai tu vairuoji, tu žinai, kad tai gali būti tavo mašina. Su Porsche nebuvo tokio ryšiuose. Aš žinau, kad šitą mašiną pirksiu man iš karto. Meilė, net nežinau, geras jausmas pakyla, taip. Žiauriai fainai. Norėjau paspausti biškį daugiau, bet bijau aš dar nuperkamas. Nes jeigu nenupirkus ir tada turėsi sumokėti, tada tai ašarų pakalnės. Grįšim namo peškom. Ir pirmas dalykas, ką padarysiu, kai nusipirksiu, nes tikrai pirksiu, šitą ženkliuką pašalinsiu. Tiesiog bus Supra. Čia kodėl padarė šitą, aš niekaip nesuprantu. Nupigina labai mašiną tas Toyota. Atrodo, tikrai pigiai. Jo. Tai ką, einam pildyti dokumentų ir ką, lėksim poilsiauti rytoj. Laukia kelionė 1400 km į Lietuvą. 1400 jau, man atrodo. 14 valandų, bet būsim per 10. Realiai tokia mašina tikrai manoma. Manau ir per 9 parvažiuotumėm. Plius autobamas. Banas, žodžiu, ir žiūrėjau top speedas dušiam, tai reiktų paskaičiuoti. Jeigu stoja 400 km dušiam, kiek valandų? 5 valandas kažkur. Pabandysim. I would read it, but I don't understand German. No, this is only that we can make it for you. Justinas yra proud ownership of the Supra.
Over Bolt scooter. Baltukas į trasą. Sakau, gal kol lauksi mašinos, dokumentų ir viso kito, numerių, gal galite išnuomoti kokią mašiną. Tai pasiūlė va tokį aparatą, tai su tokiu ir važiuosim. Esmė tame, kad pavalgym dabar kebabų, pasakė taip, kad numerius gamins realiai parą, 24 valandas. Tai mes turim šiandien prabūt, rytoj prabūt ir tada ketvirtadienį ryte pagal visą idėją turėtų būti automobilis paruoštas, pilnu baku, viskas sužiūrėta, uždėti numeriuką ir mes galim lėkti į Lietuvą. Tai biškai užsivėlinsim ir jau prabūsim, negu norėjom prabūt. Žvėjos tave. Vieną. Jėzu, čia čytini. Kiek čia aukštų? 14. Tu pažiūrėjai. Čia visą laiptinę. Čia mes vieni gyvenam, tu taip nave? Nu, kai 12 pažiūrėjau. Aš žinau, kad gerai pavariau. O to, kur šviesa įsijungia? Čia šviesa. Čia liftas. Ui. What the fuck? O? Kodėl dar viršų yra laiptai? Aš jau bijau eiti. Čia man atrodo, kad žinai mūsų 18 gyvens. Užrakinta. Užrakinta. What the hell? O, užrakinta. Kiek čia kvadratų? 600. Belie kokia dydžio vieta tokia jau. Matai, tavo, kas iš šitų durų. Ir per savo filmus esu išmokęs, kad jų nereikia atidarėti. Radom dar vieną kambarį. Ir dar vienas duris. Kas yra? Čia vonia. Tai čia gerai. Wow, What the hell? Čia sauna yra! Eik tu, na. Pasikur. Tai dar papavasinės, reikia. Pirtelė. Aš fucking... Jie dar 2 duris. Ir jos dar vienas dušas. Ai, tu tualet. Kas čia? Žiūrėk. What the fuck? Iš ten atėjom. Dabar iš čia. Dar vienas duris. Eik tu. Nu ką, po 2 dienų Münsterį sėdėjimo mes esam išvažiavę. Laisvi. Laisvi. Viską pirmą dieną susitvarkėm, realiai ir dokumentus pasirašėm, viską, maks. Pervedėm pinigus, viską padarėm. Jo, ir 2 dienas laukiam numerių, kad padarytų numerius, kurie su draudimu ir galioja mėnesį. Tai dabar automobilis yra su numeriukais, mes jau esam nuvažiavę turbūt tokie 5 kilo nuo Münsterio. 5 kilų. Jo, 5 kilų, realiai liko 1300 kilų dar iki Lietuvos. Tai užsipilam kūriuko, jau važiavom nepilnai 200 km/h. Jo, teko. Taip greit pakyla tas greitis, tu net nejauti to greičio. Aš nežinau, kaip miestą dar reikės su to iš tikrųjų. Jo, čia bus sunku neprarasti teisę, žinai, miestė, ne tik pasvaudė jau žiūri. Yra. Nenoriu prikarsėti, bet gavau 0 baudų už greičio viršymą per savo gyvenimą. O dabar nusipirkai Supra. Jūs tik pažiūrėkit, kaip ta mašina atrodo. Insane. Insane. Pirmas bakas kūro. Ir dar pila iš karto. Supreme Super Plus. 98. Kiek litriukas? 235 litras. 2,35 €. Ko? Aš Lietuvą užsipilsiu, what the fuck? 2,35 €. Čia eurų brangiau negu Lietuvoje, bet čia super sportas. Tikiuosi, Aivan pradėjo pilt. Let's go. O kaip siurbės skaniai. Bet dar tokių kainų nesu matęs. 5 litrai, o jau 10 eurų. 12. Nu ką, liko 8 kilometrų. Stovim pavalgyti, skanus visiems. Prasukom 400 kilų, tai dabar Justinas realiai pravairavo tuos 400 kažkiek kilometrų. Esam netoli Berlyno, tai dabar šaunam link Lenkijos sienos. Ir nuo Lenkijos sienos pro visą Lenkiją ir link namučio. Rodo, kad kelionė vyks dar 10 valandų grubiai, bet kadangi važiuojam tikrai greičiau negu įprastai, tai tikėkime, kad būtum greičiau. Bet jo, dar užkandam, pasiėmėm porą energetinių, vandens. Važiuosim toliau.
Nu tai ką, mes jau grįžom į Lietuvą, jau esam iš tikro savaitę čia nais, bet nenufilmavom pabaigos. Galim pasakoti apie kelionę šiek tiek trumpai, kad per kiek laiko grįžom? Grįžom per 10, bet turėjom grįžti per 15. Jo, rodė 15 valandų važiavimo laiko, parvažiavom per 10. Tai patys suprantat, kad važiavom tikrai leistinu greičiu. Taip, tik leistinu greičiu. Jo. Ir stovim netgi kelis kartus, ko aš esu nustebęs, nes sustojimas mūsų buvo net 2-3 minučių. Jo. Sustodom, pailsėdom, pavalgydom, tualetą, kažkas bim. Taip, ir išnaudojom 3,5 kuro bako, ne? Jo. Nu, grubiai, kažkas tokio. Tai 9,8. bakas, man atrodo, apie 5 litrų. Lygiai Kažkas 5, grubiai, lygiai jo. 5. 5 litrų, nu tai grubiai tipo 100 PM, 107 litrų suvalgė 1400 km. Kas yra pakankamai taupu, kaip Labai. važiuojant su tokia mašina ir No. važiuojant leistinu greičiu. Visiškai leistinas. Nu, Vokietijai tikrai buvo leistinas. Vokietijai leistinas, Lenkija irgi. Kol tu mėgoji, aš važiavau tik tais leistinu greičiu. Lygiai, aš lygiai taip pat. Tikrai niekur neskubėjom, bet žodžiu, buvo labai smagi kelionė, bus ką prisiminti ir tikiuosi bus jums smagu pažiūrėti šitą videką. Ką dar galim pasakoti? Smagu buvo žiūrėti šitą video. Kaip tau važinėjant savaitę su šitą mašiną? Kokios nuotaikos yra? Šiaip nemeluoju, kiekvieną kartą įlipus į mašiną, jaučiu tą tokį naujos mašinos kvapą ir man iškart geras emocijas suteikia. Ir aš atsisėdu, užkuriu, palaukiu minutėlę, kol nebiškai apsiramins, kol įsipatogins ir aš apsėdžiu. Ir būna kartais net kokia šeila mašina, viskas gerai, galiu važiuoti. Ir dar kokią minutėlę pasėdžiu, tiesiog įsipatoginu, pasidedu daiktus, nes aš važinėjau su Miata ir ten visada nebūdavo kur daiktų padėti. Arba ant sėdynės dėti, arba iki šiandien susidėti, nes nulis vietos kur padėti. Malonu, nes aš atėjau iš labai mažos mašinos, dabar tai didelė, galinga. Žiauriai didelė mašina, wow, čia praktiškai džipas. Sako, iš mažos į didelę. Bet tu nesakyk, kaip tokiai mažytai mašinai 2 durų, 2 sėdinių, jo tikrai labai erdvu yra. Tu sėdi kaip karalius, aš galiu sėdėti ir pilnai kojas išties, kas man yra wow. Aš kaip pirkau šitą mašiną tikrai nesitikėjau, kad galėsiu atsisėsti keleivio sėdiniai ir pilnai ištiesti kojas. Net 2 metrų žmogus ten tikrai sėdėtų patogiai. Žodžiu, mašina aprūvinė, ne? Nu, tipo, full 100%, tai Šiaip, labai smagu. Kol dar Vokietijai lakstėm, atrodo galinga, visa kita. Dabar kai savaitę palakščiau, atrodo trūksta truputį daugiau nuo 0 iki 100 ir nuo 100 kokių 100 leistino greičio, tarkim. Trūksta tikrai, to garso yra, aišku, ten kabinos garsas dar tas feikinis yra, kur tikrai jaučiasi, ne taip turėtų skambėti mašina. Tai norėtųsi išimti tą, įdėti kokį downpipe'ą, inteikiuką, kad... Garso biškai atsirastų, ne? Taip. Žodžiu, reikia daugiau emocijų šitai mašinai. Taip. Ne? Taip, po pasivažinėjus po savaitės. Taip. Jo, man irgi tas pats yra, kad garso šiek tiek trūksta kaip tokiai sportiniai mašinai, bet kadangi čia yra europinis variantas, jis yra tylesnis, Amerikoje jos yra garsesnės. Rimtai? Jo, iš Amerikos yra be katalizatorių mašinos. What the hell? Čia yra pas mus labai daug emisijų, sakiausiu, tai sumažina garsą, žodžiu, bet jeigu pirksit, mes aprūvinam. Galiu parduoti. 100 štukų. 9,5. Jeigu palaikint šitą video. Jo, video žiūrėtojam nuolaidą. Tai žodžiu, ką dar darysis mašina? Koks planas yra maždaug? Nu, tipo... Planas yra pakeisti spalvą. Atsimenu, kai žiūrėjau skelbimus, ta mėlyna buvo tokia, lieva ta mėlyna, nes pardavėjai, jie ką padarė, tai paėmė mašiną, nufotkino laukia, į photoshopino į kažkokią studiją ir įkėlė tiesiog, 2 nuotraukas sublendino į vieną studiją, bet su apšvietimu kaip iš lauko. Ir atrodo labai gaidiškai. Realiai žiūrint, ta spalva yra graži, gili, atspalvių gražų turi, bet vis tiek, man čia nėra Supros spalva, čia yra Toyota spalva, o aš noriu Supros. Japoniškos su vokišku varikliu, bet tai vrepinsiu į tokią tamsesnę spalvą, nesakysiu kokią, gal kada pamatysit. Ir jo, pradlangius norėčiau pasikeisti, turėti vienus vasarinius, kitus žieminius, vienus šviesesnius, kitus tamsesnius. Ir, downpipe'as, jau sakiau, downpipe'as, intake'as, radiatorius ir po to žiūrėsim. Viską po truputį, nenoriu visko iš karto, nes tada jau praras smagumą tas mašinas keisti, tobulint, tai viską po truputį. Aš vengsiu, kai bus kitais metais. Davai, dedam gal lankus ir lekiam kokį žiedą. Tiesiog. Čia jau grandioziniai planai, o čia dar, žinai, tik tai savaitę praėjo. Bet... A man can dream. Jo, čia yra svajonės ir galima tai žaisti, čia suaugusių vyrų žaisliukas. Žinai, anksčiau žaidom su mašinytėm, dabar žaidžiam su mašinytėm, bet didesnėm. Tai... Juokas juokais, mano žmona 100% buvo įsimylėjusi į Audi. Turim Audi, džipuką tokį ir sako, čia mano mėgstamiausia mašina, niekada už ką nieko nekeičiu tą Audi. Jeigu reikėtų vieną turėti mašiną likusiam gyvenimo galui, tai būtų Audi. Ir pravažiavus šitą, ir aš jos nemačiau niekad taip šypsojantis prie mašinos, su mašina. Jie suteikė tiek daug emocijų ir aš, išlipom, paklausiu jos, kaip mašina, sako. Žinok, nuoširdžiai sakau, pradžiai pikau, kad tu pirkai šią mašiną, bet dabar suprantu, kodėl tu ją pirkai ir nuoširdžiai pasakius, tai yra mano nauja mėgstamiausia mašina, tai... Žodžiu, visi aprūvina šitą mašiniuką. Tai čia ir užbaigsim šitą videką. Jeigu patiko, galite paspausti subscribe, laiką ir taip toliau.
galit pakomentuoti kažką, gal norit, ką parodytumėm daugiau su šitą mašiną. Nu, Gal kažką, Jeigu norit galutinį variantą pamatyti, tai parašykite Tomas Gulfelikas komentarą taip. Jeigu pamatysim laiką, surinksim 1000 laikų ant komentaro, tada bus. Čia tik pas tave gali 1000 surinkti, pas mane 3, žinai. Pabandom. Jeigu neišeis, nepamatysim. Tiesiog, apačioje komentaras, like ir prie video like, 2 like. Tai video like. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot dar kartelį ir susitiksim kitose video. Čiau, čiau.